Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infirei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Šiandien lankomės Kretingos rajone ir kalbiname poną Sigitą, kuris tikriausiai Lietuvoje daugiausia užkasė šernų. Tai Sigitai, kaip pasijuto pirmi kritimai? Ar šernai pasitraukė, nepasitraukė, gal kokios vietos specialios buvo radimo? Pirmą atvejį, kiek atsimenu, radom šernioką prie kelio, bet mes tą situaciją siejom su tuo, kad greičiausiai šernioks buvo susidūręs su automobiliu. Bet pasirodo, mes klydom, tarnyba nustatė kitaip, kad turim pradžią, turim AKM. Nu ir nuo tada prasidėjo. Kretingos rajonas su AKM startavo 21 metais. Rimtą startą gavome čia ir nebereikalo šis stiklas arba šie langai yra virtę į mano užrašų knygutę. Tai kad būtų po ranka, tai kaip žinia, rugsėjo 28 dieną ir 29 dieną, sakykime, atrinkom pirmosius mėginius afrikinių kiaulių maro tyrimui iš šernų populiacijos. Kiek pamenu, tos gaišinos buvo jau apirusios, tai tikėtina, kad gaišimas galėjo būti prieš savaitę dvi, bet kaip ir tikėjomės, iš tikrųjų laboratorija patvirtino afrikinį kiaulių marą virusą ir tada šis startas įgavo pagreitį ir praktiškai į savaitę, kas savaitę, po 2 dienas rasta. Prasidėjo iš tikrųjų masinis kritimas. Šukavom tos miškus veterinarijos tarnybos pavedimu. Nu, tada, aišku, daug rasdavom. Būdavo iki 30, ką rasdavom. Tada prasidėjo pranešimai ir šiaip miško lankytojų, kad tai ten. Ir pas mumis tankumas buvo tikrai nemažas šernų. Aišku, dėl to mes ir daug jų ir užkasėm, kadangi daug buvo. Ir ten, nepasakysi, kad jie, kaip sakyt, ten kažkur ypatingai būriavus kažkokiai vienoje vietoje, bet, šiaip po visus plotus. Tu ateini jau, žiūrėk, tai būdavo daugiau taip, kad kažkur 5, 6, 7, vėl kažkokiam gabalė tokiu. Teko padirbėti. Labai aktyviai įsijungė visi klubo medžiotojai, ieškodami gaišinų, jas identifikuodami ir siųsdami mums pranešimus. Mes tikrai nelaukėm, kol iškris. Pirma, kad medžiojom, kiek, kaip sakyt, leido galimybės sumedžiot. Antra, ieškojom, kasėm, tikėdamiesi, kad reiškia tas mūsų darbas nenueis veltui. Ta, ką mes užkasėm, tas jau tikrai neužkries naujai atsirandančių kažkada šernų. Mūsų tas tikslas buvo toks, kasam ir viską kuo operatyviau surandam ir užkasam, kad ateičiai nepaliktų to užkrato. Visų medžiotojų tikslas toks turėtų būti, kad išvalyti tą aplinką nuo to, tai tik tai vokelis ir vienas. Kasam. Ir greitai kasam, kad tie, kurie dar neužsikrėtė, neturėtų galimybės nuo to krituolių užsikrėsti. Tai toks būtų siūlymas tiem, pas kuriuos šita bėda yra, arba artėja. Prie afrikinių kiaulių maro praktiškai dirbau aš vienas, dėl to, kad stengiamės neleisti daugiau į mišką kitų inspektorių, kad ir aš vienas praktiškai nebesilankydavau jokiuose kituose patikrinimuose, kiaulių ūkių ir taip toliau. Tai mano darbas pusę metų buvo vien miške, naikinimo kontrolė, tai yra užkasimas ir mėginių atrinkimas bei siuntimas į laboratoriją. Iš tikrųjų užkardėm. Taip aktyviai dirbdami medžiotojai, valstybinių miškų urėdijos darbuotojai. Tai gal ir buvo toks pliusas, kad ne mes vieni, ne klubo medžiotojai, kurie iš tikrųjų turi ir kitus darbus, bet ir valstybinių miškų urėdijos darbuotojai, kurie kiekvieną dieną miške labai aktyviai įsijungė į šį procesą ir siųsdavo mums pranešimus apie rastas gaišinas. Visos jos operatyviai buvo laidojamos. Ta, ką randam, kad būtinai sutvarkom ir to maro židiniu, kad būtų kuo mažiau, žemės paviršių. Aš galvoju, kad tas išėmimas to viruso, aktyvaus viruso iš gamtos mums ir davė tokį gerą rezultatą, kad mes neturėjom rajone ir aplink ir kituose rajonuose nebuvo afrikinių kiaulių maro protrūkių kiaulių ūkiuose. Negali sakyti, kad čia kažkokios tendencijos toks, bet vis tiek, paprastai žvėris serga,
į aukštą temperatūrą jis eina šlapesnės tokias sunkiau įeinamas vietas, bet tai būdavo tokie daugiau jaunolynai kažkokie, ten tokie pusamžiai medynai kitur, bet pasitaikydavo viskui tiesiog ir tu eini brandžiam medynė randi, visai būdavo. Žodžiu, po visus plotus. Ta parodydavo, kaip sakyti, krankliai ir ereliai. Kadangi jau skrisdavo sunkiai po eglių viršūnės, praskrisdavo, tiek buvo nusipenėję, tiek buvo prisilesę. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Infrei – aukščiausios vaizdo kokybės termovizoriai. Naujausi 12 mikronų sensoriai, 3 metų garantija ir lietuviškas servisas. Plačiausias termovizorių pasirinkimas tik pas oficialų atstovą Infrei Lietuva. irei.lt. Matyk bet kokiomis sąlygomis. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Infrei Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas. Ta žinia, kad galėjo patekti kiaulių ūkius virusas iš miško, buvo paskleista per visuomenės spaudos informavimo priemonės. Ūkininkai, kiaulių laikytojai sureagavo labai greitai ir kiaulių ūkių populiacija mūsų rajone smarkiai sumažėjo. Iš 160 ūkių po afrikinių kiaulių maro nustatymo miške, šernuose, jų mes po 3 mėnesių turėjom tik tai 100. Manau, irgi davė tokį gerą rezultatą. Sumažėjo kiaulių populiacija, neliko šernų populiacijos, neliko aktyvaus viruso ir šiai dienai mes tik medžiojam, galima sakyti, vienetais serologiškai teigiamus, kai laboratorija nustato AKM iš serologinių tyrimų. Šiais metais nugaišusius radom tik tai 2, jeigu neklystų, šernus. Tai yra pavieniai. Taip, vieno medžiotojų klubo šernas, vienas sumedžiotas ir dar vienas sumedžiotas. Bet tai yra jau visai skirtingi medžioklės klubai ir būreliai. Šernų populiacija tuose būreliuose yra smarkiai sumažėjusi arba visai yra nulinė. Populiacijos tankumas turėtų turėti tam tikras ribas, jo neturėtų būti be galo daug tų šernų, kadangi tada atsiliepia, aišku, tos ligos plitimai vienareikšmiškai. Jeigu ir galimybė, reikia vis tiek stengtis mažinti tą populiaciją, kiek jau čia įmanom ir kiek leidžia, kaip sakyti, galimybės. Vienas dalykas, antras dalykas, medžiotojai visi esam, visi suprantam, kad ne vienas medžiotojas tyčia nenori nei tos kiaulės ten šaut, tai nėra priimtina etikos požiūrių. Bet matomai, turint labai daug, kartais reikia aukoti kai ką, tas vyresnis, tas kiaulės, kitas mažint, kad jų būtų biški mažiau. Kol virusas aktyviai veikia ir šernai gaišta, rinkti ir naikinti šernų gaišines užkrėstose plotuose. O aplink užkrėstą teritoriją apsaugos zonoje turėtų būti privalomas šernų populiacijos mažinimas, intensyviai medžiojant. Šiuo metu išlikusių neišgaišusių šernų bandymas auginti populiaciją bloga praktika. Džiaugiamės kaip tarnyba, kad įsijungus aktyviai medžiotojų klubo atstovams, medžiotojams ir vienam klube ir kitam nesustoja medžioklė. Buvo išiminėjami dar ir tie vadinamieji sveikieji šernai iš populiacijos, kad jų nebereikėtų užkasti paskui po kelių savaičių, kad jie nugaištų. Manau, kad tas įdirbis turėtų persiduoti ir kitiems medžiotojų klubams ir būreliams. Atvažiavome čia į pirminio apdorojimo aikštelę, pirminio apdorojimo patalpa ir atliekų duobė, viskas vienoje teritorijoje. Teritorija aptverta aklinai, rakinami vartai, rakinama duobė, rakinamos patalpos, labai gerai įsirengė visas biologinio saugumo priemonės. Per dezinfekcinį barjerą, kuris yra prie durų, patekom į pirminio išdorojimo patalpą medžiotojų klubų minija, kur yra atvežami visi sumedžioti žvėrys. Mano žiniomis iš tikrųjų darėm ir patikrinimus, planinius ir neplaninius, tai kanopinius jie išdorojo pirmoje eilėje. Jeigu per vieną medžioklę buvo sumedžioti ir šernai, ir kanopiniai, stirnos, elniai. Šernai yra palikti pačiam galui dorojimui. Pirmą susitvarkom su kanopiniais, kadangi dėl biosaugos visų reikalavimų.
ir tada šernai, jau kai susitvarkė kanopinius, eina į lupyklą. Turim dezokilimėlį, kuris mūsų manimų labai yra reikalingas ir svarbus. Ir toliau prasideda žvėries apdorojimas. Žvėries apdorojimą dažniausiai ne tai, ką daro visi klubo nariai, o daro tam tikros grupės, sakykime, tam tikri, kad čia ne 10-12 žmonių darytų tą. Padarė visą darbą, atliekos keliauja į atliekų duobę. Procesas vyksta čia, kabliai, keltuvai, fizinės jėgos daug nereikia. Kas vyksta po šerno išdorojimo? Visų pirma, kiekviena skerdina turi būti suženklinta, nes sumedžiojus kelius šernus turi būti atsekamumas, kiekviena skerdina turi būti supakuojama atskirai ir jai suteiktas individualus ženklas, arba kitaip tariant numeris. Dedama į šaldiklį, bet šis klubas turi ne tik šaldiklį, šis klubas turi įsirengęs ir kitą patalpą. Turim įsirengę ir nulinę brandinimo kamerą. Lygiai taip pat turim visas biosaugos priemonės, dezokilimėlis ir keliauja į brandinimo kamerą. Kol sulaukia atsakymų, bet 7-8 dienas jie čia kabo ir mėsa puikiai subręsta ir viskas liuks. Čia ir yra brandinimo kamera, kur šernai patenka iš pirminio apdorojimo aikštelės, lupyklos, patenka čia ir laukia tyrimų atsakymų, kol gaunam iš veterinarijos tyrimo atsakymus. Tai yra nulinė brandinimo patalpa, kur praktiškai kiekviena skerdina yra paženklinta ir kabinama ant kablių ir laikoma tol, kol bus gautas atsakymas iš instituto. Medžiotojų klubas Minija birželio mėnesio viduryje. Stebuklingai jie užtiko užsikrėtusi šerną, kur laboratorija nustatė, kad tai yra afrikinio kiaulių maro virusas. Birželio vidury buvo palaukiminiai medžiokliai sumedžioti 2 antramečiai šerniukai ir vienam šerniukui buvo nustatytas afrikinis kiaulių maras. Mes, aišku, iš tikrųjų tam jau ruošiamės, nes aplinkui visi rajonai jau mes buvom kaip ir spaudžiami iš visų pusių. Tai iš tikrųjų intensyvinom medžioklės, kiek įmanoma, kad maksimaliai, nežiūrint negali, bet stipriai, ir plus vykdėm plotų paiešką. Būtent konkrečiai aplink tą teritoriją, ten, kur buvo nustatyta, susistatėm pagal grafiką ir reguliariai ieškojom intensyviai, tačiau kad ir kokias pastangas bedėtumėm, rezultatai buvo liūdinantis, neradom nieko ir prasidėjęs intensyvus ir grybavimo sezonas, bet nei grybautojai, nei mes rezultato neturim jokio, krituolių neturim. Bet ir šiai dienai yra tokia situacija, kad šernai yra pasitraukę. Matomai traukėsi nuo ligos ir pasitraukė į tolimesnius plotus ir šernų šiai dienai galiu teikti, kad neturim. Sako klubo vadovas, neliko miškuose jų plotuose šernų. Neliko šernų, tačiau po intensyvių paieškų ir grybautojai prisidėjo prie to, nebuvo ir gaišinų. Nemanau, kad klubas būtų norėjęs slėpti kažką, nes iš tikrųjų grybautojai būtų tikrai buvom pranešę apie tai, vadinasi, pasitraukė kažkur šernai. Sveiki Tauro rago laidos žiūrovai ir medžiotojai. Pagal galiojančias Lietuvos Respublikos medžioklės taisyklės, nuo spalio 15 iki sausio 31 dienos leidžiama medžioti medžioklės būdu varant. Tai medžiotojų bendruomenė yra šventė, daugelis klubų ir būrelių ruošiasi ir stengiasi startuoti su šventinės medžioklės įžanga į šį medžioklės sezoną, kuris prasideda, nes tai tradiciškai susiklostė taip, kad vis tiek tai vienijantis klubo būrelio narius dalykas, tai atvyksta daugiau dalyvauti medžioklėse šeimos narių ir tos medžioklės tampa tam tikra bendruomenė švente. Kas yra svarbu šiuose medžioklėse, tai nepamiršti, kad medžioklė tai yra padidinta rizika. Todėl turime laikytis saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų. Būtų šaunu, kad klubai ir būreliai prieš tokių medžioklių sezoną susėstų ir pasikartotų, aptartų medžioklės taisyklių keliamus reikalavimus ir jų neinterpretuotų savaip. Nes yra kartais paprotiniai dalykai,
tačiau taisyklės yra taisyklės ir jos negali būti interpretuojamos medžioklių metu. Istoriškai kažkada nebuvo keliamas reikalavimas dėvėti ryškiaspalvių rūbų. Atsirado reikalavimas, kad turi būti juosta ar kažkoks ryškiaspalvis elementas. Šiandieną pagal galiojančias medžioklės taisyklės to nepakanka ir medžiotojai privalo vilkėti arba ryškiaspalvių rūbą, arba ryškiaspalvę liemenę, oranžinės arba raudonos spalvos. Tas yra įsimintina. Diskusinis klausimas buvo, koks tas ryškiaspalvis rūbas. Jis gali būti ir kombinuotas su tam tikrais elementais. O mes čia turime mūsų Tauro Rago kūrybinės grupės ryškiaspalvę liemenę, kurią gali naudoti tiek medžiotojas ir tiek varovas. Jeigu medžiotojams keliamas reikalavimas, gali būti ne liemenė, gali būti ryškiaspalvis rūbas. Ryškiaspalviam rūbė turi dominuoti ryški spalva ir tokie elementai kaip kepurės, šalikai, kaklajostės, ryškiaspalvės ar pirštinės tikrai nebėra striukė ar liemenės stojantis elementas. Tai mes galime jais pasipuošti, tačiau pačioje medžioklėje dėja tai nebus laikoma kaip medžioklės taisyklių reikalavimus atitinkantis elementas. Dar kas yra tose medžioklėse svarbu, kad išvengti nesusipratimų, ginčų ar nedaug dievė nelaimingų atsitikimų, medžioklės vadovas, taip kaip reikalauja taisyklės, privalo supažindinti medžioklės dalyvius su medžioklėje dalyvaujančiais šunimis, priminti saugaus elgesio medžioklėje taisyklės ir noriu pasakyti, kad mes medžiotojai turime laikytis ne tik medžioklės kultūros, ne tik medžioklės etikos, bet ir terminologijos. Siūlau terminą saugumo technika išbraukti iš savo medžiotojiško žodyno, nes tai yra sovietmečio palikimas. Tada egzistavo tokie dalykai kaip saugumo technika ir kelionės lapas. Kelionės lapo nėra, saugumo technikos nėra. Tai yra medžioklės lapas ir yra saugaus elgesio medžioklėje reikalavimai. Tai svarbu priminti ir patiems medžiotojams įsisąmoninti, kad mes turime laikytis saugaus šaudimo kampo. Visi dažnai atsistoja prieš liniją ir medžiotojai sako, žiūrėkite kampus, tai yra 30%, aišku, visada reikia remtis protingumo kriterijum, atsižvelgti į vietovę, kurioje medžiojame, taip pat prisiminti, kad esant nepalankiomis oro sąlygomis, tai liūtis, stiprus sniegas, rūkas, medžioklė turi būti nutraukta. Tie dalykai turi būti įsisąmoninti ir šitų dalykų mes turime ne tik tai vadovautis taisyklėmis, bet ir jas taikyti praktikoje. Praeityje tekdavo skaityti, kad užsienio medžiotojai variminėse medžioklėse medžioja graižtviniais ginklais. Ir Lietuvoje tada buvo suformuota kitokia praktika ir kitokia patirtis, tačiau ilgainiui ir šiandieną mes turime tam tikrą normą, kad medžioklėje medžiotojai medžioja graižtviniais ginklais. Antras punktas yra tai, kad uždrausta medžioti kanopinius žvėris, šaudant iš jos kitais šaudmenimis nei kulkomis. Tai atkreiptinas dėmesys yra į tai, kad kulkos gali rekošetuoti, o medžioklėse varant tikimybė nelaimingo atsitikimo yra didesnė negu individualioje medžioklėje. Reikia atsižvelgti į tai, kad jeigu yra didelis šaltis ar neįšalę medžiai ir taip toliau, kad pagalvoti apie galimybę, kad kulka gali rekošetuoti. Šis dalykas ir šitie, sakysim, įvertinimai atstumo, šūvio trajektorijos ir medžiotojo matomumo turi būti pirmaeiliai prieš siekį sumedžioti medžiotiną žvėrį. Smagu, kad jau yra klubų ir būrelių, kurie savo medžioklių plotuose variminė medžioklėm pritaiko bokštelius. Tai yra stato neaukštus 1-2 metrų aukščio bokštelius, kurie teikia tam tikrą medžioklės privalumą. Tai artėjantis žvėris jūsų neužuos, mažiau triukšmo, patogi stovėsena, gera apžvalgos aikštelė ir be abejo saugesnis šūvio kampas. Tarp pačių medžioklio emocijų ir laimikių taip pat yra svarbu ir medžioklės kultūra ir tradicijos pagerbiant sumedžiotų žvėris. Tai aš linkiu, kad visi klubai ir būreliai ne tik tai sėkmingai medžiotų, turėtų sėkmingą medžioklės laimikį, bet
ir tinkamai po medžioklės šitą laimikį pagerbtų. Jeigu pamiršote ar nežinote, kaip tai padaryti, kviečiame pažiūrėti Tauro rago laidų archyvą. Ten jūs rasite pristatymą, kaip būtų tinkamai suguldomi ir tinkamai pagerbiami sumedžioti žvėris ir paukščiai. Kadangi čia ne medžioklė, čia laida, mes galime palinkėti ne tik nei plauko, nei tauko, bet sėkmingų, įspūdingų, įsimintinų medžioklių. Ir be abejo, per šį variminių medžioklių sezoną Tauro rago kūrybinė laida keliaus kartu su jumis ir jums ir Lietuvos žiūrovams pristatys įspūdžius iš šių medžioklių. Anei plauko, anei tauko. Šernų aplinka, kurioje gausiai cirkuliuoja afrikinio kiaulių maro virusai, kelia grėsmę ne tik šernams, tačiau išlieka tikrų galvos skausmų kiaulių augintojams. Kodėl? Nes besilankydami šią ligą užkrėstoje teritorijoje, lauke ar miške, iš jo galite parsinešti kiaulėms mirtiną, greitai plintantį afrikinių kiaulių maro užkratą. Afrikinis kiaulių maras ypač pavojinga užkrečiama virusinė kiaulių ir šernų liga, kurią laukinėje gamtoje platina šernai. Virusą į savo kiaulių ūkį galite parsinešti įvairiais būdais ir ant automobilių ratų, ir rūbų, ir avalynės su kitais daiktais, kurie galėjo turėti kontaktą su užkrato nešiotojais šernais. Todėl grįžus iš miško ar laukų, ypatingai iš vietų pažymėtų, jog tai afrikinių kiaulių marų užkrėsta teritorija, prieš einant pas savo laikomas kiaules visada privaloma pakeisti rūbus, avalynę, laikytis minimalios higienos reikalavimų. Jų nesilaikant po lauko darbų, medžioklės, grybavimo ar uogų rinkimo, rankos paspaudimas kaimynų ir viruso perdavimas gali tapti pražūtingas jo kiaulių ūkiui. Laidą remia Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Laidą remia oficialus termovizorių atstovas Inferiai Lietuva. Geriausias medžiotojo pasirinkimas.